Nesenai išgirdau gerą mintį apie veidrodžio dėsnį mūsų gyvenime. Mūsų pasaulis tai tarsi didžiulis veidrodis, kuris atspindi mūsų visas mintis, jausmus, įsitikinimus. Tad turbūt pastebėjai, kada esi pats geros nuotaikos, tai atrodo ir pasaulis aplinkui yra žymiai malonesnis. Žmonės tau šypsosi, reikalai dėliojasi gerai, viskas einasi, sekasi. Net atrodo saulė ryškiau šviečia. Ir atvirkščiai, kai tarkim atsikeli ryte sumautos nuotaikos ir tada prasideda visi reikalai. Kažkur tai pavėlavęs, kažkas su mašina kažkur užkišę, kažkas knisa protą tau ir taip toliau ir taip toliau. Ir tai nėra kažkokia tai magija ar atsitiktinumas. Tai yra veidrodžio dėsnis veiksme. Jei galvoje niūros mintys ir chaosas, tai ir gyvenimas bus toks pat. Ir žinoma atvirkščiai. Jeigu esi pozityvus, tiki savimi, savo jėgomis, tuomet ir pasaulis atsakys tau tuo pačiu. Ir aš kalbu ne apie tai, kad čia reikia kažkaip tai vaikščioti įsišiepus ir slėpti savo tikrus jausmus. Kalbu apie tai, kad reikia išmokti valdyti savo vidinį pasaulį ir pakeisti tas negatyvias nuostatas į pozityvą. Įsivaizduok, kad tavo gyvenimas yra tarsi sodas. Ir ką norėtumai ten auginti? Jei ten pasėsi abejonių, baimių, nuoskaudų sėklas, tuomet nenusteb, kad vaisiai taip pat bus nekokie, kartūs. Tačiau jei pasėsi ten meilės, dėkingumo, tikėjimo savimi sėklas, tuomet derlius bus visiškai kitoks. Ir čia pradėti reikėtų nuo mažų dalykų tiesiog. Gyvenime tiesiog pastebėti daugiau gėrio. Būti dėkingam už tai, ką tu turi šią akimirką. Na ir žinoma darbas su savo mintimis. Ir kai tai perprasi, tavo gyvenimo sodas sužydės pačiomis ryškiausiomis spalvomis. Ir tai žinoma atsispindės tavo gyvenime. O kaip tu prižiūri savo vidinį sodą? Kokios sėklos ten pas tave pasėtos? Pasidalink savo mintimis ir patirtimi komentaruose.